Labas rytas, šiandien ruošiamės dideliai fotosesijai su keliom ten 16 merginom, su mano rūžo automobiliu. Fotosesijos idėja toks, kad tipo merginos lėkia į roadtripą prie jūros ir jom ten sprogsta padanga kažkokioj bekelėje, jos panikuoja, kam dzin ten dažos lūpas, lakuojas nagus, kas bando ten tą ratą pakeisti, kas stabdo mašiną. Nežinau, kaip viskas susidėlios, bet dabar labai noriu pririnkti rekvizitų fotosesijai. Tai galiu parodyti, ką jau esu pasiruošus šiai minutį. Taip, tai turim digital kamerą, nes apeliuosim į tokius daugmaž 2000-uosius. Akinių nuo saulės paėmiau polaroido šitų kadrų padarysim. Visokių kepurių, skarėlių, dar noriu nupirkti žemėlapį popierinį, Vogue žurnalų porą, nežinau, ar čia jau logiškai ir mano šitose laikmečiuose čia rišasi viskas tarpusavį. Paėmiau cigarečių be tų baisių piešinių. Važiuojam į Blusturgį siaust. Kaip tik prisiminiau, kad šiandien yra ir tiesiog man akise prašyto, nes galvojau, iš kur gauti tą senovinį CD playerį. Ir galvoju, blema, kaip žiauru būtų Blusturgis. Ir galvoju, pala, tai yra Blusturgis. Tai va, žodžiu. Važiuojam siaust Vilniui į Blusturgį, reikia kešo ir parodysiu, kaip ten seksis. Jau radau pirmąjį pirkinį, kurį norėčiau nupirkti, bet galimai neužteks tų 150 eurų, kuriuos pasiėmiau. Štai atvykom į Blusturgį, žodžiu, einam siaust. Čia abiejose pusėse. Kiekvieną šeštadienį. Kažkaip reikia pradėti nuo pradžių ir biškį susigalvoti, ko aš ieškau. Žiūrėk, jeigu mergaitės klausytų muzikos, va tokiam. Praeitą kartą iš tikrųjų čia laikrodų papirkau. Daug visko. Nužiūrėjau vieną tokią magnetolos kasetinę. Va tokią galėtų mergos išsitraukti iš mašinos. Kokia lempa faina. Radau savo kol kas mėgstamiausią dėdę ir tokį telefoną turėjau. Tai už eurą pirksiu. Taip pat aš noriu parodyti, laikrodį radau. Tai prieš tai ten už 100 eurų dėdė man pardavinė, dabar už 2 eurus. Dėdė, aš išspręsiu jūsų galvos skausmą ir supirksiu visą jūsų turimą šūdą. Kam pirkti kažkokį gandoną savo cigarečių pakelį? Tikrai jūsų galva netelpa. Taigi aš jums sakau. Dėdė, aš nejuokaukit. Aš jums sakau. Juokauju, tai aš nejuokauju. Nu, užsidėkit. Taigi žiūrėkit. Nu. Gražiai. Gerai atrodot, pardavėt. Žinai, matai, jo. Gerai kvepia. Kaip man patinka tas kvapas postuk. Gerai velka. Tai va, žodžiu, nieko per daug nepešiam, greitas holas. Tiesiog nusipirkau savo laikrodį. Už 1 eurą, approve. Turiu jau labai panašų iš praeito apsilankimo. Nupirkau porą žemėlapių mergaitėm tipo pasižaisti. Ne į temą pamačiau tokius sakinius, net nebuvau jų prilietus prie saveidą, tiesą sakant, ir nenoriu, kol jų nenuploviau. Už 1 eurą arba net mažiau. Ir paėmiau savo vaikystės telefoniuką, kur žaisdavau su triušiukais tokį žaidimą ir galimai ten išsivystė mano obsesija triušiam. Tai va, rūžavo, nes pagalvojau, kad bus fainai, galės ten kurį nors taipinti ale žinutę. Ir kaip ir tiek žinių. Paėmiau pagrindinį fotosesijos rekvizitą ir važiuojame dabar jo gerai nuplauti, išplauti, išprausti. Pasiruošim, tada beliks sulaukti laiko, kada bus visos merginos susiruošusios su torto ir važiuosime visi kartu 2 automobiliais į lokaciją šiek tiek už Vilniaus. Mašiniukas švarus, viskas suruošta, einu dar susirinkti paskutinę įrangą, viską pasikrauti, persižiūrėti ir persirinksiu pati. Užkasiu dar ir lauksime valandos, jau kai sutartų laikų susitiksim su mergaitėm, asistentų, dar kitais padėjėjais ir visi kartu kažkaip susikooperuosim per turbūt 3 automobilius ir važiuosim į vietą. Alio? Ar jums skambina gražiausios Lietuvos merginos, kurios susirinks čia ir dabar? Taip, man skambina.
Jūs man grinai esate iš to, man vaibas čia yra visos šitos fotosesijos toks amerikietiškas filmas, kad žinai, tokias visos ten vos nebaigė high school arba ten jau atostogas ir jos lėkia kažkokį road tripą ir šiaip labai žiaurus filmo referencas, nežinau, ar busit mačiusis, jis nėra žiauriai populiarus, Death Proof yra Tarantino filmas, kur ten rodo apie tokį išprotėjusį maniaką, kuris nusižiūrėjo tipo mergaitės tokias važiuojančias road tripą ir jie siekia su savo mašiną ir specialiai kaktomušą su jom susidūrė. Tai va, mes šitaip nedarysim. Kažkokios ten čiuobal su nupieštais burbulais rūžavo turėtų būti, galvoju, kažkas... Jo, guma labai gerai, bus labai įdėma. Kažkas galės, pasakau, pažiūmuoti ir... Žiūrėsim daugiau iš idėjos, nes šiaip tai netgi aš galvoju, kad daugelį kadrų vis tiek man noris daryti ne kažkokius portretus, todėl kad, nu, tipo, kaip sukišti viską ir mašiną ir daiktus su jumis, tai net ir tie visi smulkus kažkokios detalės ir kažkokios, žinai, per daug smulkios detalės, nereikia jas nukreipti, jos labai visišką bekelį ir čia abiejų pusių miškas, blūrinus ir, tipo, ir jūs tam savam chaosą už nugaros, tai visai kietai atrodytų toks grinai paveikslas, tai man labai, nu žodžiu, aš noriu, kad tos nuotraukos būtų, padarysiu, aš žinau, kad niekaip nesusilaikysiu ir vis tiek padarysiu ir jums atskirai nuotraukų, tipo, kur būtumėt jūs, bet labai noriu, kad jos būtų nugrinai kaip paveikslėlis, tiesiog, kad tipo ne apie kiekvieną asmeniškai, o toksai vat bendras visas vizualas, kur tu galėtum ją žiūrėti ir kažkiek nagrinėti, kad tipo, blėt, kas čia dedas ir tau susikurtų visa tokia istorija, kiekvienas su savo kažkokiu personažu, kiekvienas su savo jo, tokia, žinai, vienai dzin, bet nes taip ir būna, nu iš tikrųjų, tipo, friend groupsuose, kad vienu dalyku užsiem, žinai, ten problemą iškilus, ten skambin, ieška kito, o kita šis, aš įsivaizduoju, šiaip žiauriai kietai būtų, nežinau, kurį pasirašysi, bet konsiderinant, kad ten turėtų nebūti šiaip nieko, nei eismo, nei nieko, labai norėčiau padaryti, kad tiesiog, nu, tipo, vos ne ten kiekvieną ten taiso tą ratą kažką, o vieną iš viso nugarą atsistojus, aš ten jokių papų nereiks niekam rodyti, bet, tipo, vos ne maikiai iškėlus, kad, nu, ale stabdo pravažiuojančias mašinas, kad, tipo, blėt, maldauju padėkit, žinai, iš tiesų kiekvieną draugę grupiai užsiminėjai savo suvokimu, kaip reikia išgelbėti visą šitą, kaip išspręsti problemą, jo. Jūs man jau čia žiauriai gerai atrodo. Bla 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 bla, muzika, kurios negaliu dėti, nes copyrightai, groja muzikos, kad jie leidžia laiką, gražios merginos. Aš nesuprantu, nes man kilo į orą. Group photography. Taip, ir cigarus galim tiesiog dėsi prie maisto, nes ten yra žopka. Gerai. O, kaip fainai. Healthy lifestyle. Žiūrėkit, savęs, iškai surenkam šito šūdus, reikia nusinešti kitą kelio. Niekaip neprisidedi prie pagalbai. Jau labai gerai sėdi. Tave noriu kišti per langą. Galim kažkas tiesiog, nu, tipo, irgi tiesiog, kad ir chillint prie mašinas. Tu su tuo, jeigu norėsi čia kažką vos neremontuoti, tu gali ir, nu, tipo, ar pritūpt, ar netgi galim, kad ir kapotą atidaryti, pavyzdžiui, nu, tipo, kažką, žinai, va, su tais įrankiais pasikrais. Pradanginti. Aš galvoju, kad vairuotojo duris tu gali atsidaryti. Tik tai žiūriu, aš irgi filmuoju. Gali, o eina jas užstriktom turinio kūrėjai. Kažkoks yra, kad pasitikas. Va, šitai, grupuojas kišklaus. Va, tada tau kris saulės. Tu kuri turinį? Turiu turinį. Turiu kūrinį. Pačios pasižiūrėkit, kad būtumėt savo veido pusė, jeigu norit jie būt. Tu transitionas bus. Let, gerai. Taip, kiekvienos. Fotkinkis save, jo, tau čia labai gerai. Siksikė paklydus. Siksikė gaudo ryšį. Čia be ryšio kažkoks man šitas visgi rajonas. Siksikė keičia ratą, gali įdėti biškį kažką ten. Tai tik jų nuomonė. Vieną bagažinį važiavo. Gali net nežiūrėti kamerą, tu čia užsiemus jojo savais reikalais.
Ir gali kartais pasisukti per petį, tipo užmesti akį, ką jos gera. Ar jos ten jau sutvarkė tą mašiną ar ne. Gerai, dabar turim one shot, one opportunity. Mūsų vairuotojas, susirūpinas. Gerai, o tą pasimsim su visų mašinas foną. Gali savo pusę suktis, jeigu nori, biškai paprašysiu. Gerai. Labai gerai, labai. O, va, aš ir noriu to wide, davai, biškai keičiam. Ir galim biškai nusileisti prie to rato. Visai tu ten kažką gali prie jo nuveikti. Gali, o išeitų, va, tu tiesiog patupėti abi kojas sulenkus. Aha, gerai. Labai, labai. Šešėliai kažkieno man. Kur man pačiūs. Sargiai. Visas tiesiog atkiškit rankas ir biški čia gumą šėrinamas. Aš va tokį bandysiu iš viršaus pasimti, pažiūrėsiu tuoj kiek čia. Nu, va, kaip gerai. Gerai. Jo, ten jie nesustos patys. Labai gerai, labai super. Plovinu. Dar tokia pat, iš pačiam burbulo. Davai, jeigu turit... Dar ne. Nes žinai, su burbulu yra toks dalykas, kur labai man nėra. Jokūbai, tu man kadrė, nes aš su super turbo. Ai, super. Nepaslėpiam jos tą špagato effortą, kad nebūtų šiaip savo. Be koja. Labai gerai, labai, labai. Žinai ką? Kur šitas? Žinai, mano sapnas, žinai, aš man atrodo. Tokias pasidavusias. Gerai. Gerai, iš tikrųjų galim ir pasimaišyti. Aš vieną kažkuriai vis išsikeisiu į priekį. Karačiai, tiesiog užpildykit mašiną, žiūrėsim, kas bus. Blet gerai. Blet, grinai klaunų mašiną. Žinai ką? Išlys matį turim. Ir palabiškai, va pasimsim 3. Tuoj padarysim dar vieną. Ganau tos gumos, ne? Palaidai, dobiškai atsit. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. Oi. Ir dabar visas kažkur ne... Eilinį kartą labai buvo intensyvu, labai daug chaoso, daug žmonių, daug kas sumenedžinti, daug kas palikti savo valiai. Todėl, kad taip reikėjo, nes tiesiog nebeįmanoma ir dar plus, ačiū Dievui, tikrai nebuvo pati judriausia gatvė, bet šiek tiek buvo eismo, tai visais įmanomais būdais apsisaugom, kad niekam netrukdytume ir stovėjom kelkraštį, pasistatėm tą trikampį žodžiu, tai visi mus matė, pažiavo, nebuvo kažkokių pavojingų situacijų, bet vis tiek, žinot, negalima atsipalduoti fotkinant šalia kelio. Tai aš skaitau, kad labai pavyko, pasidariau iš tikrųjų eilinį kartą visiškai ne tai, ką planavau, pasidariau ir tai, ką planavau, bet ir labai nukrypau nuo plano, bet džiaugiuosi, todėl, kad tas nuokrypis nuo plano ir yra kūryba, kuri vyksta ekspromptų žiūrint pagal realią situaciją. Tai vat, o reali situacija buvo intensyvi, kažkiek gal matysis tai kitose kadruose iš eigos. Aš ir tai labai džiaugiuosi rezultatui ir nekantrauju pati pažiūrėti, kas ten dedasi fotikė, nes dabar nebuvo tiesiog laiko. Wow, žinok, belia kaip gerai čia atrodo. Jokūbas, dešinioji ranka ir dešinysis smegenų pusrutulis. Kuris už kūrybą atsakingas? Ble. Nesvarbu, tai tas. Wow. Mes esam 2 last brain cells. Prieš darbą. Jo, visiškai. Žodžiu, esam žiauriai kietoj lokacijai, Maldis. Čia yra Maldžio motelis. Pakeliui į Druskininkus nuo Vilniaus ir jisai turi tokią labai kietą apleistą degalinę ir mes šiandien darysim dar kietesnę fotosesiją. Tai atvyksta modelis, jau toj pasirodys, traukiam pabiški rūbus ir dėliojamės kadrus. 5 kartus perstatėm automobilį, nusprendėm kur geriausia, dar kol kas jo nenuleidom, nes toj gal vėl persigalvosim, tai tingiu stumdyt ir po truputį leisti saulę ir vis įdomės mūsų kadrai. Jeigu norit čia fotosesijos, galėsiu duoti savininko kontaktą ir bus galėsit ir jūs susitarti. Nuo Vilniaus važiavom apie pusę valandos. Tai mus šiandien suruošė į darbą stilistė Gaudrė. Paliko visokių suknelių, dar aš atsivežiau porą va tokių lenktyninių striukių.
Turim kablų juodų. Pagrindas šiandien visas fokusas bus kojos, seksi kojos, koinės, kablai, kojos, koinės, kablai. Tai va, kažkaip taip. Bet mood, nu tipo. Mood kažkaip taip. Taip. Rekvizitai, tiesiog eiliniai fotosesijos rekvizitai. Ale? Servizas? Taip, jūs esate mano prie artimų kontaktų pridėtas. Kur meškafonę paspaudė? Piešinė rankytė skambina autoservisui. Gerai, tai savas preparatą kol kas. Gerai. Labai gerai. Jo, tavo mood yra užsipasau lauk pagalbos. Aš čia suprasiu. Ir gali, žinai ką, netgi ne į kamerą žiūrėti visą laiką, o kažkur vat savais. Kuri tavo viduko pusė? Šitą. Gerai. Kairė, kaip ir mano. Žiauriai gerai. Super. Ai, pagyventoja. Žiauriai gerai. Ir vėl ta BMW mano. Bla, daug šneku, mažai darau. O, gerai, gali su takoja ir pasilipti. Va. Gerai, nes. Gerai. Ir ant priekio kitokie tobulai lygus. Jo, va, kad tik žiūriu, kokią vieną srogą vargšė šiaip savo ne. Oi, bomba, kaip gerai. Labai gerai, labai. Oi, pala, dar ir mašina čia yra. Geras. Tuoj, pala.